Sveiki. Prieš imdamiesi kurti Google ADS skelbimus ar visą Google skelbimo reklamos kompaniją, manau, kad pirmiausia jūs norite žinoti, o kas tikrai svarbu, kuriant tokio tipo skelbimus. Ir kas turi įtakos Google skelbimo kokybei. Sukūrus skelbimus, po kiek laiko Google suteikia atitinkamą koeficientą vienam ar kitam skelbimui. Koeficiento vertė yra naudojama norint įvertinti, kiek efektyvus yra jūsų pasirinkti raktažodžiai ir sukurti skelbimo aprašymai. Šį koeficientą Google apskaičiuoja labai paprastai. Jeigu yra 100 parodymų ir iš jo yra 5 paspaudimai, reiškia, koeficiento balas bus 5. Ir šis koeficientas priklauso nuo pasirinkto raktažodžio, nuo skelbimo aprašymo, o taip pat ir nuo skelbimo reitingo, yra daugiau tų kriterijų. Skelbimo tinkamumas. Daugelis kurdami skelbimus visiškai nekreipia dėmesio į savo svetainę, kokia ji, ar ji yra SEO optimizuota. Taip pat nekreipia dėmesio į kokį puslapį yra skelbimas nukreipiamas. Daugiausiai visi renkasi nukreipimą į pagrindinį puslapį, tai yra didžiulė klaida. Skelbimas turi būti nukreipiamas tik į tą puslapį, kuriuose yra jūsų produktas ar paslaugos. Google žiūri, ar yra jūsų skelbimo atitikmuo būtent tam puslapiui ar svetainiai, į kurį skelbimas yra nukreiptas. O taip pat iš skelbimo turėtų būti aišku, kokios paslaugos ar kokios prekės yra parduodamos. Nukreipimo puslapio kokybė. Google taip pat vertina, kokia yra kokybė nukreipimo puslapio. Tai yra jūsų svetainės puslapio. Sukūrus Google skelbimą, maždaug po 2 savaičių, kai pareina visi duomenys, galima ir anksčiau po 3-5 dienų, jeigu yra daug skelbimų paspaudimų, Google suteikia net 62 paslėptus parametrus, kuriuos reikia kiekvieną pereiti ir kiekvieną nustatyti pagal savo reklaminę kompaniją. Šitas skelbimų paleidimo būdas yra galimas, bet aš niekada jo nedarau. Tai yra greitas skelbimo būdas, kai yra surenkami raktiniai žodžiai ir pagal populiariausius raktinius žodžius yra sukuriamos skelbimo grupės, o po to jau plečiantis yra kuriami skelbimai. Bet iš patirties žinau, jeigu jūs eisite tokiu variantu, sukūrus skelbimo grupę, vis tiek kažkas kažkada turės neatitikimų. Ar raktažodis ne ten įkeltas, ar aprašymas netoks, jums reikės redaguoti. Nebent, sakykime, jeigu jūs norit labai greitai paleisti reklaminę kompaniją, jūs galite taip daryti, pasileisti būtent reklaminę kompaniją ir po to jau kurti kitą reklaminę kompaniją ir susikūrus kitą reklaminę kompaniją, šią kompaniją uždaryti ir visai ją pašalinti. Tai yra tinkamas Google skelbimo paleidimo metodas. Jis yra tinkamas, jeigu jūsų paslaugos, gamyba ar pardavimai turi tik iki 20 raktažodžių. Ten, sakykime, dar plius minus gal koks 10. Kaip pavyzdys, internetinių svetainių kūrimas, rodos labai siauros paslaugos, bet internetinių svetainių kūrimas susijusio raktažodžių turi 86. Reiškia, šis kūrimo metodas internetinių svetainių kūrimui netinkamas. Profesionalus Google skelbimo metodas. Tai yra, kai mes atsirenkame raktažodžius, juos suskirstome į grupės. Raktažodžių grupėje atsirenkame raktažodžius, su kuriais bus kuriama skelbimo grupė. O taip pat su kokiais raktažodžiais bus kuriami skelbimai. Net ir siauriausia verslo sritis, kad ir su viena grupe, vis tiek turės apie 2-3
3 skelbimus. Jeigu mes kursime tik tai vieną grupę ir vieną skelbimą, teoriškai ir praktiškai tai galima daryti, bet tai nebus profesionalus ir kokybiškas darbas. Sukūrus grupės, sukūrus skelbimus, mes pradedame kurti plėtinius. Įvairūs plėtiniai taip pat yra labai svarbus. Tokio tipo skelbimai daugiausiai sulaukia aukšto Google'ės įvertinimo balo, aukšto optimizavimo balo. Ir tokie skelbimai po suteikto aukšto Google'ės kokybės balo labai taupo pinigus Google'ės reklamai, nes visada mes mokame mažiau, kai yra kokybiški skelbimai. Sukūrus skelbimus yra 3 svarbus parametrai, dėl kurių kas nežino jų, kur jie yra ir kas nežino, kaip jūs nustatyti, daugiausiai praranda savo biudžetą, negaudami jokio pardavimo iš skelbimo. Yra ir kitas dalykas, kiekvieną savo sukurtą skelbimą mes turime apsaugoti nuo konkurentų paspaudimų, nuo sukčių, nuo botų, o taip pat ir nuo kitų tuščių paspaudimų. Tai buvo trumpa apžvalga, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, jeigu jūs kursite ar norėsite susikurti Google Ads skelbimus patys.